Dabar mes važiuojame su metro. Nu, jis čia vadinasi Trolley. Čia antžeminis metro, tokį traukinukų į San Diego prieplauką centrą. Ir ten yra nuostabi žaidimo aikštelė, gražus laivai ir taip toliau. Čia yra San Diego oro uostas. Gaila, nespėjome filmuoti, kaip leidžiasi lėktuvas. Jo, čia kitas traukinys. Šitas traukinys yra tarpmiestinis. Ne, sekančio. Nueisim, pasižiūrėsim truputėlį senamiestį. Vadinam amerikietiškas. Nuvažiuoja mūsų traukinukas. Labai štilus, gražus. Apskritai San Diego, ypač po Los Andželą, toks kontrastas, toks tvarkingas, toks švarus, toks ramus. Va, čia mes sustojam. Čia yra dangoraižiai. Tuoj mes pažiūrėsime, ten prie prieplaukos labai gražu, laivų ir viso kito. Va, taip atrodo San Diegas. Visur yra palmės. Dangoraižiai sumaišyti su tokia pietų architektūra. Tuoj mes va ten eisime. Prie įlankos matote laivas. Čia, man atrodo, kažkoks yra karinis laivas. Tuoj mes jį apžiūrėsime. Patekom visą atsitiktinai kažkokį miesto renginį. Va čia dabar linijinius šokius šoka. Čia ruošiasi koncertui. Ir visokiausių palapinių va yra. Pažiūrėsim, kas viduje. Čia jau laivai matosi, jachtos. Kokie linksmi linijiniai šokiai. Muzikantai instrumentus ruošia. Na va, taip viskas atrodo. Aš dar negaliu suprasti, kas čia per miesto renginys, bet čia įvairios dalykai palapinėse. Kažkokia kaip mugė vietinė matyt. Aš noriu dabar yra žiema, sausio 12 šiandien berods yra. Bet ne visada būna tai saulėta, va 2 dienas iš eilės lyja ir buvo plius 16. Aišku, tai yra ne minus 16. Tai čia žiemą būna daugiau lietaus, bet šiandien va tokia nuostabi saulėta, šilta labai žiemos diena. Čia toks promenadas. Palei prieplauką čia yra San Francisco Bay, tokia įlanka. Pažiūrėkit, kokie pelikanai. Gražus. Lentininkai. Čia vaikai rado žuvėdrą didžiulį. Kur jos? Ai, va. Kristoferi, neišsimaudyk šitame murzinam vandenį, gerai? Va,
Va, jų daug yra, ten keli, matosi labai gerai. Galvas išdūksta, jie maudasi. Patenkinti. Tik saulė labai į akis šviečia. Nurašyk. Taip, čia yra tas didžiulis karinis laivas ir ant jo pažiūrėkit, kiek daug lėktuvų yra. Apskritai San Diego yra dar ypatingas tuo. O, burbulai. Ypatingas tuo, kad čia yra karinės bazės sufokusuotos. Dideli burbulai. Čia tikriausiai yra muziejus ar kažkaip žmonės ten vaikšto. Aš nežinau, ar mes eisim, aš apskritai nemėgėja karo ir karinės technikos ir visos karo propagandos. Visada stengiasi vengti tokių dalykų, bet atrodau, kas yra. O ten pažiūrėkit, va iš ten žmonės, šiandien savaitgalis visi išėjo, pagaliau geras oras po 2 dienų lietaus. Va ten didelius burbulus pučia, va koks paminklas, kaip jų kareivis atsisveikina turbūt su mylimąja arba sveikinasi su ją. Kaip jam gerai gaunasi. Žmonės visi gaudo. Mačiau. Man patinka, kad tai jie buvo biškai žemiau. Na, va taip žmogus savaitgalį užsidirba pinigų. Tie vaikai laimingi. Reikės jam nunešti $1. Čia apskritai, va aš minėjau anksčiau, kad yra daug benamių, bet prašančių išmaldos netiek ir daug palyginus. Matai, kaip viskas su mane? Mačiau. Na va čia kareiviška tematika, kareiviška, jūreiviška, ta statula iš arti, skulptūra. Čia matosi įlankos dalis. Čia dar bičiuliai kareiviai. Čia kažkoks tai humoristas duoda pasirodymą kareiviams, kaip suprantu, skulptūros esmė tokia ir girdisi per kolonėlės kažkoks tai humoristinis šou. Na, va čia toliau, palei įlanką, toks vaizdas. Iš čia visokie kruizai išvyksta, žmonės laukia. Va čia, žiūrėkit, ir kruiziniai didžiuliai laivai sustoja. Na ir va toks va visas promenadas. Visi išėjo pasivaikščioti savaitgalį. Štai žiūrėkit, kaip lėktuvas leidžiasi. Čia oro uostas mes įpravažiavome, atsimenat traukinį. O čia jau yra Waterfront Park, toks parkas prie vandens. Pažiūrėkit, mūsų čia mėgstamiausia žaidimo aikštelė. Va šitie yra fontanai, juose galima maudytis. Taip? O ten toliau yra labai linksma žaidimo aikštelė, labai įdomi, kur visada buvo labai daug vaikų ir Kristoferis visada ten susiranda draugų. Jau bėgioja. Jie niekada nepraleis nei vienos balos. Tauko, kas žinoma solyti aikštelė.
čia tarp dangoraižių, didelis, labai greitas čiuožyklos yra dvi, ten iš kitos pusės kalniuko dar. Vat šitas linksmas labai besisukantis dalykas, įvairios laipynės. Güzel değil mi? Verin koşa koşa. Čia tokie kamuoliai linksmi ir supynės, ir sysotas, toks 4 vaikams. Tokios supynės yra, čia dar daugiau laipynės. خدت مرة